Kaip vadinasi tavo gyvenimo knyga? Ne? Va, tavo gyvenimas yra tarytum knyga. Va klausimas, va tau, va tu jau ne pirmą dieną, matau iš veidų, kad ne pirmą dieną gyvenat šitoj žemėje. Va taip žiūrėkit, pragyvenot šitiek metų ir tos knygos jau pusė knygos parašyta. Tai aš dabar kaip civiliokas tiesiog klausiu, kaip vadinasi tavo gyvenimo knyga? Čia nuo širdies Alfa kurso rengėjams už puikią organizaciją ir nuostabiai parinktus lektorius. Aš iš tikrųjų neplanavau lankyti paskaitų ir visiškas atsitiktinumas, kad paskutinę minutę prisijungiau. Nes atrodė, kad puikiai žinau ABC, bet kas kartą pačiu laiku nuskambėdavo tie reikiami atsakymai į rūpimus klausimus. Tai šios paskaitos yra toks puikus būdas išgirsti atsakymus. Ypač tiems, kurie turi daug klausimų. Ko mes siekiam su šituo Alfa kursu? Ko mes siekiam, eidami ir jūs kviesdami į tikėjimo visokias gelmes? Ko mes siekiam? Siekiam vieno paprasto dalyko. Liaudiškai išsireikščiau. Tiesiog, kad tu būtum normalus žmogus. Kai aš sakau, kad siekiam, kad tu būtum normalus žmogus, tai va būtent ir turiu minty, kad va taip kaip Dievas pramatė, kad tu esi žmogus su pozicija, su gyvenimo pozicija. O nesi va taip kaip minė, ar ne? O į vieną pusę. Ir tu irgi iš paskui. Lekiam, paknopstom ir kažkada sustojam ir bandom rasti save. Ir štai Alfa kursas buvo nuostabus tuo, kad jis be galo mane jau amžiuje esančią moterį nustebino tiek, kad aš buvau šokiruota. Man atrodė, kad aš viską žinau, o tikrai labai nustebino. Rekomenduoju visiems prisijungti, jūs irgi būsit nustebinti. Kartais maloniai, kartais intriguojančiai, o kartais šiaip linksmai. Ateikite. Jeigu Dievas sukūrė visą tai, kas egzistuoja, ir jeigu Dievas sukūrė mane, davė man gyvenimą, davė man egzistenciją, tai va tada gali būti klausimas toks, pala. Tai kūrėjas negi va taip sukūrė ir paleido kaip kačiukai gatvė. Ką turėjo minty? Dievas sakydamas spėjo, aš tave kviečiu į gyvenimą. Dievas mano kūrėjas. Ką jis turėjo minty? Va čia bus labai gera ir teisinga filosofavimo apie gyvenimą pradžia. Ką Dievas tavo kūrėjas yra pramatęs, kaip jis mato tavo gyvenimą? Kiekvieną kelionę mes pradedam nuo pirmo žingsnio ir kiekvienas mūsų naujas pažinimas yra nauja kelionė. Tai Alfa kurse buvo mano nauja kelionė į mano asmeninį tikėjimo kelią, į jo pažinimą ir labai linkiu prisijungti į šitą kelią, pažinti save, nes pažinimas leidžia daryti pasirinkimus ir sprendimus. Tai čia tikrai yra to žmogiškojo gyvenimo pažinimas. Junkitės, smagu, bendruomeniška, labai daug gražumo ir gerumo. Dievo dovana, kurią jis mums siunčia, tai yra žmonės. Alfa bendruomenė yra nepaprasta. Jie turi be galo daug meilės savo širdyje ir nori ją pasidalinti su tavim. Ateik į Alfa kursą. Alfa yra kelionė, dvasinė kelionė. Kviečiu keliauti kartu. Ateik. Kur veda tavo gyvenimo kelias? Ar tu šiandien, šią dieną galėtum pasakyti, kur veda tavo gyvenimo kelias? Ir atsakyk ne man, tu savo, pabandyk atsakyti. Šiom dienom, tegul bus tavo tokia pamąstymo tema. Tavo gyvenimo kelias, jisai veda kur? Alfa turbūt geriausia, kas gali nutikti mūsų gyvenimams, nes gyvenime geriausi dalykai yra nematomi. Todėl ateikit į Alfa kursą. Tiesiog ateikit čia ir dabar. Kviečiame. Alfoje atradau gyvąją bažnyčią, bendrystės džiaugsmą. Čia niekada nebūsi vienas. Ateik. Supraskit, jūs esat pasaulio šviesa, jūs esat pasaulio druska. Ir jeigu ne jūs, daugiau nėra kam. Tai ką, mylieji, iki greito susimatymo.
Alfa kursas jūsų laukia.